Būna dienų, kai atėjęs į studiją, rodos negaliu nieko pradėti daryti, iki kol nepadarau to vieną dalykėlę, kurį esu susigalvojęs savo galvoje. Arba negali išeiti iš jos, kol nepadarai to vieną dalykėlę, kurį susigalvoji galvoj. O šiandien esu susigalvojęs, kad noriu perstatyti savo studiją kažkaip kitaip. Ir nors kadre, kai filmuojasi standartiniai savo pozicijai prie savo setupo, atrodo pakankamai ok, bet kažkodėl noriu tą visą vaizdą paimti ir pakeisti. Ar tai bus geriau? Aš dar nežinau, bet turbūt ne viską reikia žinoti. Turbūt reikia tiesiog padaryti. Jo, tai viskas trunka, kaip ir visuomet, daug ilgiau negu galėtų būti. Bet man taip kartais galvoj susidėlioja, kad norisi tiesiog kažkokio pokyčio tam, kad galėčiau judėti toliau. Tai kažkur dedam tašką, vardan ateities savo pačio gerovės. Pabandysiu nušviesti situaciją. Tai iš esmės aš čia jau beveik viską išstumdžiau. Ir nesu tikras, ar pavyks mano susigalvotas planas, kurį laikiau galvoje, perstatyti viską, kaip čia viskas atrodo. Dėl vieno paprasto dalyko. Mano interneto kabelis, kuris jungiasi mano stacionarų kompiuterį, yra čia, šitoj rankovėj. Ir jo ilgis yra per trumpas, kad stalą galėčiau pastatyti ten prie sienos. Tai jo, problema kaip ir nedidelė, bet lygiai tokia nedidelė kaip ir laidas. O iš esmės visą šitą renovaciją norėjau atlikti tik dėl to, nes man atsibodo matyti šitus laidus įėjus pro studijos duris. Tai galvoju, apsuksiu stalą, pristumsiu prie sienos, pastatysiu čia lentynas, viskas bus super. Panašu, kad ne. Ir ką daryti toliau, nežinau. Reikia šiek tiek pagalvoti. Gal nusipirkti tiesiog ilgesnį laidą. Kad dabar pradedu galvoti, kad kadangi mano lentynos kiauros, panašu, kad aš tiesiog tos pačius laidus matyčiau iš kitos pusės. O bendras vaizdas kadre gal net ir pablogėtų. Na, bent jau tiesioginių transliacijų metu. Šiaip filmuotis būtų gal ir geriau. Turim, ką turim. Kol kas esu aklavietėj ir galvoju dar ką daryti. Panašu, kad šiandien teks pripažinti pralaimėjimą. Ofisas 1, Karolis 0 ir pratęsti jau rytoj. Nes šiandien jau tiesiog nei galva dirba, nei sugalvoti sprendimai kažkaip realizuojasi gerai. Ir čia turbūt elementarus pavyzdys, kai tikiuosi, poilsis atneš šviežesnių minčių. Taip kad, jei pažiūrėjote iki šitos vietos, parašykit komentarą, kaip galvojat, ar šio video gale rasiu optimalesnį sprendimą savo studijai, negu prieš tai buvo setupo prasme. Išdėstymo, kad būtų patogu filmuotis, kad būtų patogu kurti kontentą, kad studija normaliai atrodytų tvarkingai. Jo, ir kad iš esmės pats būčiau patenkintas. Tai va, už lango realis poprastis. Nu ką, antroji diena, bandom vėl kažką įrodyti. Esu užsikišęs kaip velnias, vos prakvėpuoju per nosį, bet nu, ką padarysi, reikia judėti į priekį. Tai iš esmės nepatinka man šitas layoutas, kurį dabar esu susidėjęs. Nu kaip, patinka, bet nepatinka vaizdas, kurį matau, kai filmuoju iš tos pusės. Kamera, matot, irgi čia yra įtaisyta. Tai šitam kampe vaizdas nėra labai geras, trūksta šiek tiek gylio, estetikos ir apskritai bendros tvarkos. Bet panašu, kad šitoj pusėj tos tvarkos net ir nėra taip, kad galėčiau padaryti, nes čia yra mano darbinė aplinka, studija, kur karts nuo karto tenka ir pafilmuoti, ir pafotkinti savo klientinius darbus. Tai jo. Vis dar apmąstymuose, galvoju, koks čia tas optimaliausias ir geriausias sprendimas. Žiūrim, kur nuves mane šiandien. Tolimesnėse savo planuose norėčiau galbūt pabandyti šitas spinteles, pastatyti čia, kad galėčiau atskirti savo sėdėjimo poziciją nuo darbinės aplinkos, taip sukuriant atskirą erdvę ir kartu kadre suteikiant tam tikro gylio ir įdomumo. Pažiūrėsiu, kaip tai atrodys, ar tikrai bus gerai. Nesu tuo garantuotas, bet pasižiūrim, kas čia gali žinoti. Persinešti viską, apčiuopiamai matyti. Šitas sunkus dalykas, reikėjo gal iškrauti. Akivaizdu, kad vaizdas nė velnio nepagerėjo. Vis dar tas chaosas tvyro ore. Pradedu galvoti, kad gal reikės tiesiog viską sudėti taip, kaip buvo prieš tai. Kažką minimaliai patobulinant vien tam, kad pats savo atsišviežinčiau. Tai nepaisant to, kad dar neįsprendžiau visos šitos situacijos, kas čia darosi, aš nusipirkau papildomą spintelę.
Nes besėdėdamas sugalvojau, kad man reikia kompą patraukti nuo stalo kažkur šalia, nes trūksta vietos, viena kolonėlė ant stalo neveikia. Neveikia, netilpa, kai tuo tarpu stalas yra iš tikrųjų metro šiam pločiam. Panašu, kad viskas tik labiau kelia sumaištį, negu sprendžiasi. Man jau įdomu, kur mano smegenys mane toliau nuves. Koks šaltas vanduo. Gal kažkaip taip grąžint, gal visai baika būtų. Čia vis tiek, čia ryte, čia vakare. Visada galima dar kartą apkeisti viską. Panašu, kad kažkur stumėjusi su visu savo šitų projektų, gal net visai patinka. Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, bet kažkur judam, nes jau pats noriu užbaigti ir tiesiog judėti toliau. Į viršų. Gerai, kuris čia dabar gražiausias ant viršaus? Ne šitas gražiausias. Šitą man atrodo buvo atsidėjęs kaip gražiausia. Ir taip ir yra. Čia yra gražiausias. Klausimas, ar nebus čia per aukšta? Ta mano spinteliukė. Bet gal ir nebus. Skilučių. Tiesos akimirka aukštis. Gerai, gal biškai aukštesnė negu planuota. Čia tai tiesos akimirka. Neišjungta keliu gal ne pati geriausia idėja. Ašgi cable managementą pasidariau. Man reiks ją atjungti, kad prailgint laidus. Nu gerai. Mane ką tik realybė hitino. Ir tokia, nežinau ar maloni ar nemaloni, kaip čia pasakyti. Bet aš anksčiau jau esu turėjęs šitoj orientacijai stalą. Ir aš jį buvau pasisukęs štai taip, tiesiai į jūs dėl vienos priežasties. Vasarą, pavasarį, ar net ir kai šiaip saulė užkaitina, čia yra pietinė pusė. Labai stipriai prišildo mūsų kabinetą, mano studiją. Ir kompas užkaisdavo per langą. Ne tai, kad užkaisdavo, bet pradėdavo kaisti ir netgi laginti kartais. Ir dėl to aš jį buvau patraukęs toliau nuo lango. Ir dabar galvoju, ar gerai čia padariau grįždamas. Jo. Nu, iki pavasario gal pasilaikysim. O vėliau žiūrėsim. Nu, nes jau tiesiog. Tai panašu, kad turim, ką turim. Nepilnos 2 dienos darbo. Nu, kaip nepilnos? Nu jo, nepilnos 2 dienos darbo. Atnešė šiokį tokį vaisių. Pirmas kadras, galiu sakyti, kad yra tikrai done. Ir tai leido man išjudėti iš mirties taško, kuomet vakar atrodo, nu nieko negalėjau padaryti. Nieko kūrybiško sugalvoti, jaučiausi visiškai užstagnavęs, kažkoks susidepresavęs, nu ir visiškai demotyvuotas. Tiesiog perdegęs. Tai man tai būna, aš save pakankamai gerai pažįstu per tiek jau metų. Ir žinojau, kad turiu kažką keisti. Tai tas pokytis kūrybinės aplinkos man padėjo išjudėti. Taip, vakar visko nepabaigiau padaryti, tačiau šiandien atėjęs į studiją radau didelę netvarką ir norėjau kuo greičiau ją eliminuoti. Ir tas būtent noras eliminuoti mane vėl skatina veikti, taip smegenis visiškai neapsikrovė jokiais papildomais dalykais. Ir jo, esu dabar čia. Dar šiandien turėjau pokalbį valandos su Žygiu Knock One, kurį tikrai daugelis iš jūsų žino iš įvairių e-sporto projektų, iš Creator Showdownų, LTU, Aistelo ir visų kitų streamerių. Tai jo, turėsim su juo pokalbį, panašu, kad bus visai įdomus. Ir jis viešumą turėtų išvysti greičiausiai mėnesio gale, jei nieks nesikeičia. Na, bet dėl to dar šiek tiek paupdeitinsiu. Ir šitas visas video, atrodo, kalbu apie studijos kažkokį pokytį, norą pasikeisti, bet vakar tiesiog turėjau paspausti rekord, kad pradėt kažką daryti ir galutinė esmė yra pakalbėti apie pokyčius, kad jie nėra blogai, kad kartais reikia tiesiog pažinoti save ir nebijoti kažką keisti savo gyvenime. Jei esi perdegęs, jei nežinai, kaip nori elgtis teisingai gyvenime, tiesiog reikia daryti ir žiūrėti, kur tai nuves, o ne kvestionuoti, nepergalvoti per daug ir panašiai. Ar publikuosiu šį video, nežinau, bet pažiūrėsim montaže. Tai jo, tokia ta studija, tikiuosi telpa visas į kadrą. Jei patiko šis video, jei pažiūrėjote iki pačio galo, paspauskit laiką, paspauskit subscribe, parašykit komentarą ir pasimatysim kitame video.